O kaip reikia šaukti reit? Lietuva. Šaunuolis. Patinka tau čia? Taip. Niekur neišvažiuosi? Ne. Arba kai yra tie, žinot, jauni emigrantai, turiu keletą pažįstamų tokie, kur išvažiuoja į Angliją, po to varo, Lietuva šūdas visiems, tipo, oi, tu savo šūdas, tai norisi prieiti prie to žmogaus, ne? Ir taip paimti ir taip. Taip kupriai tiesiog pabendrausiu. Pirmiausiai todėl, kad mes esam lietuviai. Yra netinkama valdžia. Netinkama valdžia ta prasme, kad jie turbūt patys nelabai supranta, kas yra verslas, o kad sudaryti verslui sąlygas klestėti ir tik tada mes galime likti Lietuvoje, jeigu iš tikrųjų mokesčių mokėtojai mokės mokesčius normalius, mes tada gausim normalius atlyginimus, tiesa, tai turbūt Seimo nariams reikėtų truputėlį padirbti versle visiems. Dar vienas labai svarbus dalykas yra tai, kad mes turime ganėtinai mažus kamščius, dar kaip palyginus su kitomis valstybėmis. Aš manau, kad pas mus labai mažai yra kamščių ir jie tikrai yra. Pagirbu suvokti, ką reiškia uždirbti pinigus, o ne gauti juos. O didelių vilčių kol kas iš tikrųjų turėti, tai aš neturiu, nebent iš tikrųjų ten labai pasikeistų jaunimas, ateitų kažką dirbti. Lietuvoje žmonės labai darbštus, labai protingi, labai gabūs ir tikrai būtų galima puikiai gyventi, deja, kažkas šitoj sistemoje nevyksta. Lietuva. O kaip reikia šaukti reit? Lietuva. Šaunuolis. Jau kokiai šaly gyveni? Patinka tau čia? Lietuva. O kaip reikia šaukti reit? Lietuva. Šaunuolis. Patinka tau čia? Taip. Niekur neišvažiuosi? Ne. 5.